Sveiki, šiandienos tema turbūt kertinė ir svarbiausia visiems, kurie pradeda savo karjerą ir verslą su Fitline, tai yra marketingo komisinių arba atsiskaitimų planas. Taigi pasižiūrėkite šį video iki galo. Jeigu jums patiks, be abejo, paspauskite patinka, nes šią temą mes čia ir išanalizuosime. Noriu pasakyti, kas pirmą kartą girdi ir mato mane, aš esu Šarūnas Klegeris, esu PM kompanijos distributorius ir didžiuojuosi, kad dirbu su šia kompanija, inovatyvia kompanija, stipria kompanija, ji yra rinkoje ir šiandienos tema būtent kaip ji moka, kiek ji moka ir kad tai, ką ji moka, jau užtvirtinusi 100 metų. Tai yra Frankfurto teismo sprendimu. PM International užtvirtino savo marketingo planą 100 metų. Tai aš nemačiau niekur kitur daugiau tokio dalyko. Nežinau, jeigu jūs matote, parašykite komentaruose, su malonumu bus įdomu rasti, tikrai aš mane teko rasti. Dar vienas svarbus momentas, kuris galbūt ne tiek susijęs su šia tema, kiek susijęs su pinigais, kuriuos moka PM, tai jinai turi savo internetinę mokėjimo sistemą su kortelėmis, kur tuos komisinius jūs gaunate greitai ir labai greitai. Na, o dabar apie marketingo arba komisinių planą, apie kurį šiandien aš ir noriu pasakyti ir pristatyti. Turbūt visi žinote, čia yra ne visi karjeros laipteliai PM International kompanijoje, bet pagrindiniai bene ir kiekvienas čia gali pasiekti tiek, kiek jis nori, tačiau šiuose rėmuose turbūt lieka didžioji dalis distributorių, nors be abejo ambicijos gali būti kur kas didesnės. Tai yra pilnas laiptelis, tai yra menedžeris, tai jūs jį galite pasiekti arba įsigiję 6+1 paketą arba padarė mėnesio apyvartą 600 punktų, tai yra vienas punktas, labai paprasta, vokiečiai labai praktiškai skaičiuojasi kaip 1 euras. Kodėl čia yra 220 eurų parašyta? Todėl, kad menedžerio kvalifikacija yra tarp menedžerio ir tarp 2,5 tūkstančių eurų apyvartos, tai yra pardavimų menedžerio, tai yra tam visam tarpe, todėl jeigu jūs tik nusipirksite vienokį ir kitokį rinkinį arba produktų kiekį, tai jūs komisinių žinoma negausite, nebent jūs tai padarysite keliais skirtingais pirkimais ir jums tiesiog nuo partnerio kainos kompensuos iki 30% komisinių. Tai yra perskaičiuos, apie tai aš irgi pasakysiu šiek tiek vėliau. Tai yra pilnas laiptelis menedžeris arba 600 punktų arba eurų, sekantis laiptelis yra pardavimų menedžeris, tai yra 2,5 tūkstančio eurų apyvarta ir čia yra apie 350 eurų komisinių, toliau sekantis marketingo menedžeris, tai yra 5,000 eurų, toliau yra tarptautinis marketingo menedžeris 10 000 eurų apyvarta ir nuo čia prasideda jau visas paketas visko, tai yra automobilio kvalifikacija, kelionės, pensijų programa ir taip toliau. Tai yra tas laiptelis, vadinkim, pirmas, kuris yra siekiamybė ir kaip galima greičiau. Viceprezidentas 25 000, executive vice president tai yra 50 000, na ir 100 000 tai yra prezidentas. Tai va tokie čia yra preliminarūs bonusai surašyti, kiekvieno laiptelio galiu pasakyti, mano atveju, kai buvo šiek tiek daugiau, todėl kad priklauso nuo to, kokių tų bonusų turėsite, kokių rūšių, tai yra gali būti daugiau, gali būti šiek tiek mažiau, tačiau preliminariai tai yra tiek. Na ir dabar sekantis dalykas, kuris yra labai labai svarbus ir marketingo planas nėra labai didelis, na, skaičių gal yra ir nemažai, tačiau esmė va šioje santraukoje, šioje lentelėje ir čia galima tai pamatyti ir noriu dar kartą akcentuoti, va čia kaip matote per vidurį yra parašyta, kad aukštesnysis regioninis Frankfurto teismas sprendimo numeris parašytas yra 11 metų gegužės 19 dieną užtvirtino šį marketingą, nei daugiau, nei mažiau 100 metų. Tai va tai, ką jūs dabar dirbate, na, retai kur galima taip sutikti, tačiau tai yra užtvirtinta 100 metų, kad tai nesikeis. Tai yra pati kompanija to negali keisti ir čia yra labai svarbu. Visas marketingo planas tai yra 2 blokai pagrindiniai, tai yra vienas blokas, tai yra dėl to labai paprasta yra suprasti. Tai yra pajamos iš mažmeninės prekybos, tai yra ką jūs parduosite tiesiogiai ir kitas blokas yra pajamos iš tinklo. Pradėsiu nuo pajamų nuo mažmeninių prekybų, tai iš mažmeninės prekybos. Jūs tik tai gavę ID prisiregistravę, jūs 20% nuolaidą.
Jeigu jūs per savo asmeninį ID nusipirkote už 600 eurų mėnesį 30 arba per mėnesį laikotarpį, dienų laikotarpį, jūs gaunate 30% nuolaidą tą mėnesį. Kaip tai atrodo? Tarkim, nebūtinai jūs galite iš karto nusipirkti. Tarkim, pirmą mėnesio dieną jūs nusipirkote už 200, antrą mėnesio dieną nusipirkote dar už 200 ir paskutinę mėnesio dieną nusipirkote dar už 200. Ir tokiu atveju, kai jūs paskutinę nuperkat, jums bonusais grąžina skirtumą. Tai yra vis tiek jums persiskaičiuoja visą kainą ir jums kompanija grąžina skirtumą už visą pirkimą. Va taip yra čia unikaliai padaryta. Tai yra, paprastai kalbant, jeigu jūs įsigijote mažmeninę tą kainą, jūs galite uždirbti kaip partneris 20%, jeigu jūs padarėte 600 eurų apyvartą 30% nuo tiesioginių pardavimų. Tai yra kažkam tai tiesiog tai pardavę. Gali būti 45% nuolaida, tai yra 3 kartus metuose, tai yra balandį, rugpjūtį ir gruodžio mėnesį yra išpardavimai kompanijos, kuriuo metu paketai dideli parduodami su net 45% nuolaida. Tai yra, jūs galite pirkti ir turėti tikrai, puikų pelną tai parduodant. Sekantis tai yra menedžeris partneris gali uždirbti 15, menedžeris 25%, kai veiks Lietuvoje parduotuvė irgi netrukus veiks, o gali ir veikia, jeigu žiūrite šį video vėliau negu 23 metų lapkričio mėnuo. Ir jūs tiesiog turite nuorodą, tą nuorodą dedate į kažkokį savo internetinį resursą, dedate į savo socialinį tinklą, žmogus užeina, jos tiesiogiai nusiperka, jis perka kaip klientas mažmeninę kainą ir jūs nuo to, jeigu esate partneris, gaunate 15% komisinių, jeigu jūs esate menedžeris, gaunate 25% komisinių. Toliau, jeigu jūsų mažmeninė ir tas tiesioginė per nuorodą prekyba pasiekia 2500, jūs dar papildomai 3% gaunate, jeigu 5000 gaunate 5%. Tai va, tai tokios pajamos yra iš mažmeninės prekybos. Sekantis blokas tai pajamos iš tinklo kūrimo. Tai yra, jeigu jūs pakvietėte ir užregistravote žmogų, kuris įsigijo 6+1 paketą menedžerio, jūs sekančią jau savaitę, tai yra paprastai tai yra kitą trečiadienį, nežinau, gal pasikeista tvarka, paprastai po savaitės jūs gaunate 50 eurų į savo sąskaitą. Tai yra, jeigu jūs turite PM+ kortelę, jūs gaunate tiesiai, jeigu turite banko sąskaitą, gaunate sąskaitą. Tai yra, kaip jūs pasirinksite, taip jums bus išmokėta. Tai yra tie apmokymo bonusai vadinami, jie mokami kas savaitę. Tai jūs iš principo kiek savaičių mėnesėje tiek galite gauti išmokų, jeigu registruosite menedžerius ir tai mokėsite daryti. Sekantis bonusas, tai yra pirmo lygio bonusas, tai yra mokama 10% nuo viso pločio ir nuo viso gylio, kol žmogus pasiekia 600 punktų apyvartą, tai yra tampa menedžeriu. Tai yra ne nuo menedžerių visų gylių, visų pločių, jūs gaunate 10%. Tai yra iš tikrųjų įspūdingas skaičius. Toliau yra gylio bonusai, tai yra nuo 6 gylių menedžerių, tai yra tų, kurie pasiekia 600 punktų apyvartą, 6 gyliai yra mokami 5, 3, 3, 3, 5, 5%. Ir čia dar ne viskas. Dar jūs gaunate nuo bendrų apyvartų, tai yra nuo 2% iki 21%, priklausomai nuo kvalifikacijos, tai yra jau nuo sekančio laiptelio menedžerio, tai yra pardavimo menedžerio, jūs tus procentus jau gaunate, tai yra nuo SM, jūs jau gaunate nuo pardavimų menedžerio, jūs jau gaunate 2%. Čia yra pilnas marketingo planas su automobilio išmokom, tai yra nuo MMM, jūs nuo International Marketing Manager gaunate jau automobilio kvalifikaciją, papuolate ir gaunate išmoką, kurie jūs galite naudoti specializuotų automobilio leasingui dengti. Ir gaunate, be to dar ne viskas, jūs dar galite turėti 3 keliones, tai yra gruodį, sausį, vasarį kvalifikacija yra Europos kelionė, kuri vyksta rugsėjo mėnesį. Tai yra, jeigu jūs tampate International Marketing Manageriu, gruodį išlaikote, sausį ir vasarį, jūs esate kviečiamas į šią kelionę 5 žvaigždėm. Jūs gaunate mokymų programą, tai yra IMM-as, kai jūs tampate International Marketing Manager, jūs gaunate 3 dienų mokymo programą, irgi su viskuo apmokėta ir su labai aukšto lygio mokymais.
automobilių ir pensijų programa, jinai irgi labai įdomi, Allianz kompanija, tai yra pusė dengia Nuojau International Marketing Manager kompanija, pusė jūs dengiate pats. Tai tiek visko yra iš tikrųjų čia daug, neskaitant to, kad jūs be viso to dar gaunate, be marketingo plano, jūs gaunate kitą labai čia svarbų dalyką, tai yra produktą, kuris veikia labai greitai, produktą, kuris yra unikalus. Taigi noriu pasakyti, kad su šiuo marketingo planu ir su tuo produktu tik spėkite daryti verslą. Tai yra visos galimybės tam yra duotos. Jeigu jums tiko ir patiko šis video, nepamirškite paspausti patinka, naudokite šią informaciją su savo komandos nariais, na ir būkite tokie greiti, kaip yra Fitline.